Paukštieną daugelis vartojame kone kasdien, o būdami ES dalimi, dėl jos kokybės galime būti visiškai ramūs. Paukštininkystės ūkiai čia laikosi itin griežtų reikalavimų, atsisako antibiotikų, užtikrina aukščiausio lygio gyvūnų gerovę, daro gerokai mažesnį poveikį aplinkai nei kiti gyvulininkystės sektoriai, o svarbiausia, nuolat žengia į priekį. Tačiau, kai matome ant paukštienos produktų pakuočių užrašą užauginta be antibiotikų, ar išties suprantame, kas už jos slypi? Paukštis kaip ir žmogus, jisai kartais serga ir jeigu tu susergi, reikia gydyti tas ligas. Pats paukštis, jo gyvenimas pakankamai trumpas, yra 40 dienų, daugiau šiek tiek negu 40 dienų. Ir jeigu jisai suserga, tai tada sustoja jo augimas. Pažangiausi ES ūkiai užsibrėžė tikslą mažinti antibiotikų naudojimą arba, ką mes turime irgi jau pačiuose pažangiausiuose ūkiuose, kad išvis atsisakoma antibiotikų naudojimo auginant paukščius. Na, o kuo tuomet skiriasi paukščių auginimas su antibiotikais ir be jų? Tai galbūt aš panaudosiu tą pačią analogiją, kaip šnekėjom apie žmones. Turbūt visi atėjus šaltam periodui stengiamės valgyti vitaminus, kažkokius tai probiotikus, kas padėtų įgyti atsparumą ligoms. Taip lygiai tas pats ir paukščiams. Vietoj to, kad naudoti antibiotikus profilaktikai, duodama probiotikai, priedai, pašariniai, sudaromas idealios auginimo sąlygos, kad paukščiai neturėtų galimybę susirgti. Tai yra iš tikrųjų pakankamai sudėtinga. Ir nedaug dar šalių taikoma praktika, net ir Europoje, tai yra toks, sakykime, iššūkis, bet turim tikrai labai gerų pavyzdžių ir galim tuo pasidžiaugti. Su antibiotikais augintas paukštis augimo procese gal ir nesirgo, tačiau jo produkciją suvartoja žmonės, taip pat mūsų aplinka, neigiamą poveikį tikrai gali pajausti. Antibiotikai tiesiogiai, pavyzdžiui, net jeigu jie būtų panaudoti mėsoj, tai vis viena yra tam tikras laikas, išlaukimo laikas, kada negali atsidurti ta mėsa, ar ten, sakykime, tie kiaušiniai, jeigu tai būtų kiaušinių ūkis ant prekystalio. Bet yra kitas dalykas, netgi panaudos antibiotikus, vis viena aplinkoje jie išlieka. Ir tai gali būti aplinkoje, gali būti dirvožemyje su mėšlu, su trąšomis paukščių atsirasti. Jie mutuoja ir, pavyzdžiui, žmogus, nusipirkęs tokią paukštieną, jeigu buvo naudoti antibiotikai, jisai yra tam tikra rizika, kad jisai gali gauti su visą aplinką ir tų mutavusių antibiotikų bakterijų, nes bakterijos jos prisitaiko, jos mutuoja. Ir skatina gyviems organizmams atsparumą antibiotikams. Jos jau ruošiasi, kad kitą kartą šitai kovai, kad jos būtų pasiruošusios. Bakterijos, mikrobai irgi yra protingi gyvūnai ir jie bando išgyventi. Tai šitoje vietoje būtent, jeigu yra atsparumas išsivysto žmogui, tai susirgus kažkokia tai liga turėsi naudoti arba stipresnius antibiotikus, kad tą pasipriešinimą mikrobų, virusų nugalėti, arba tada turėsi rimtų problemų. Būtent mes ir norim, kad atsparumas antibiotikui, kad nebūtų iššūkis ir kad žmonės galėtų lengvesnėm priemonėm gydytis, jeigu jau atsitinka liga. Ir tai yra pagrindinis tikslas. Būtent žmonių saugumas ir tas pasiekiama per ypatingai aukšto standarto paukščių laikymo sąlygas, būtent tą auginimą be antibiotikų. Norint užauginti sveikus paukščius be antibiotikų, paukštynams tenka nemenkas iššūkis sudaryti idealias sąlygas viso jų gyvenimo metu. Iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga, nes tu turi turėti ir aplinką idealią, turi ir maitinimas būti atitinkamas, turi būti ir naudojami probiotikai, kaip aš jau minėjau. Tai čia yra viena pusė. Iš kitos pusės tai yra šiek tiek toks brangesnis kelias, daugiau reikalaujantis investicijų, daugiau reikalaujantis tų einamų kaštų pašarams, atitinkamos kokybės probiotikams ir yra šiek tiek aukštesnė savikaina. Tai vėlgi kaina tokios produkcijos yra kitas iššūkis vartotojų renkantis, nes vis tik tais nemažai vartotojų renkasi žiūrėdami į kainą, o džiaugiamės, kad būtent tas supratimas apie paukštieną užaugintą be antibiotikų jisai didėja ir žmonės būtent renkasi tą tokią sveiko paukščio alternatyvą. Ir galiausiai, kaip toje produktų gausoje vartotojai gali atpažinti tikrai kokybišką paukštieną ir nepasiklysti tarp etikečių.
kas užtikrina, kad produktas atitinka visus ES standartus. Renkantis produktą labai reikia atkreipti dėmesį, ar pažymėtas produktas, kad paukštiena užauginta be antibiotikų. Nes visi gamintojai, kurie jau pasiekė šitą lygį ir yra patvirtinti veterinarijos tarnybos ar kitų atsakingų institucijų, jie turi praeiti auditą, kad gauti teisę ženklinti, kad užauginta be antibiotikų. Taip, kad jeigu lentynoje pasirinksite produktą, kur parašyta užauginta be antibiotikų, tai galite būti tikri, kad būtent atitinka visus reikalavimus.